Yra viena frazė, kurią smulkus verslas kartoja kaip raminantį užkalbėjimą. Man iki PVM dar labai toli. Žinoma, sėdinti ramiai planuojant kitų metų atostogas, mažiausiai norisi galvoti apie trijų raidžių kombinaciją, kuri gali tas atostogas paversti papildomų darbų VMI labui. Taigi būtent šita iliuzija, kad mokesčių riba yra kažkur nepasiekiamame horizonte, atveda į gilius pastus. Nes gyventi su mintimi, kad PVM yra kažkur ateityje, kažkam kitam, kažkokiem dideliem dėdėm yra ne tik neatsakinga, tai tiesiog brangu. Šiandien išnarstykime, kodėl tie spąstai užsitrenkia tada, kai mažiausiai tikimasi ir kodėl kalendorinių metų pabaiga gali tapti ne švente, o panikos šaltiniu. Mokesčiuose yra viena taisyklė. Tikslumas saugo piniginę. PVM riba buvo skaičiuojama tiesiog per paskutinius 12 mėnesių, o nuo 2025 metų gegužės 1 dienos jau kalendoriniais metais. Nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos. Ir tas 12 paskutinių mėnesių skaičiavimo būdas tiesiog įaugo į kraują. Yra viena frazė, kurią smulkus verslas sau kartoja labai dažnai. Nenoriu tapti PVM mokėtoju. Ir būtent šita frazė yra didžiausių problemų užuomazga. Kodėl? Nes žmogus gyvena su mintimi, kad PVM yra kažkur ateityje, kažkada vėliau, kažkam kitam, kažkokiam tikram dideliam verslui, o ne jam sėdinčiam su nešiojamu kompiuteriu kavinėje ir namuose. O tada vieną dieną paaiškėja, kad ne tik ne per anksti apie tai galvoti. Jau gerokai per vėlu. Šiandien pakalbėkime apie PVM spąstus, į kuriuos smulkus verslas krenta dažniausiai ir kodėl susivokiama tada, kai ore jau tvyro panika. O VMI laiškas mano VMI dėžutėje šviečia ryškiau už kalėdų eglutę. Pirmiausia, kodėl PVM tai baugina? Todėl, kad daugeliui tai atrodo sudėtinga. Tai ne tiesiog skaičius, tai taisyklių, niuansų, ribų, geografijos ir biurokratijos mišinys. Ir kai tema atrodo sudėtinga, daromas labai žmogiškas dalykas. Jis stumiama toli. Galvojama, dar ne dabar, juk sąskaitoje tik keli tūkstančiai, dar nespėjo priaugti verslas iki rimtų dėdžių lygio, aš juk tik teikiu konsultacijas, koks čia PVM, man tai neaktualu, nes mano buhalterė sakė, kad riba 45 tūkstančiai. Ir būtent šita vieta yra pavojingiausia. PVM klausimas tampa aktualus ne tada, kai jautiesi didelis. Jis tampa aktualus tada, kai per mažai stebi, kas realiai vyksta tavo veikloje. Didžiausias mitas, kurį šiandien sugriausime. PVM nėra tik apyvartos klausimas. Tai veiklos pobūdžio, tavo klientų statuso ir net tavo pirkimų klausimas. Pakalbėkime apie tuos magiškus 45 tūkstančius eurų. Dauguma vis dar galvoja, kad tai 12 paskutinių mėnesių slenkanti riba. Netiesa. Tai yra kalendorinių metų riba. Kiekvieną mielą mėnesį, kai išrašai sąskaitą, turi atsisukti atgal ir suskaičiuoti, kiek pajamų gavai nuo metų pradžios. Kuo rizikuoji, jei pražiopsojai tą momentą, kai 45 tūkstančių eurų riba buvo viršyta. Pavyzdžiui, tai nutiko spalį, o susigribai kovą kitų metų, ruošdamasis deklaravimo sezonui. Tavęs laukia nemaloni staigmena. Valstybė pasakys, nuo tos sumos, kuri viršijo 45 tūkstančius, tu privalėjai skaičiuoti PVM. Bet tu juk sąskaitas išrašei be PVM, pinigus iš klientų gavai be PVM. Vadinasi, tuos 21% turėsi sumokėti iš savo kišenės. Tai tavo pelnas, tavo atostogos, tavo naujas kompiuteris, kurį tiesiog atiduosi biudžetui, nes neatsisukai atgal pasižiūrėti į skaičius. Klientų geografija, kaip paslaugos iškeliauja. Čia paslysta ne tie, kurie pajamų ribos dar toli gražu nepasiekė. Tų 45 tūkstančių eurų. Paimkim dažniausią situaciją. Žmogus dirba Lietuvoje, bet paslaugas teikia klientams iš kitų ES valstybių. Arba dar dažniau naudoja užsienio įrankius. Sakai, aš čia nedidelis, Lietuvoje dar nieko tokio nevyksta, bet staiga paaiškėja, kad teiki paslaugas ES verslui B2B, perki reklamą iš Facebook ar Google, naudoji Canva, Zoom, Stripe. Daugeliu šiuo atveju atsiranda prievalė registruotis PVM mokėtojų arba bent jau gauti PVM kodą paslaugų įsigijimui daug anksčiau, nei pasieksi tuos 45 tūkstančius pardavimų. Jei perki paslaugas iš ES verslo, kurios apmokestinamos Lietuvoje, riba gali būti lygi nuliui. Tai reiškia pirma sąskaita iš Facebooko ir tu jau viena koja mokesčių registre. Žmonės susivokia per vėlai, nes galvoja apie pajamas, bet pamiršta išlaidas ir jų kilmę. Kelių veiklų simfonija. Ir kodėl ji nedžiugina? Klasikinė situacija. Turi individualią veiklą, bet nusprendė atidaryti dar ir mažąją bendriją. Viskas puiku, gali tai būti, bet apsičiupinėk. Ar išsimoki savo išmokas pagal civilinę paslaugų sutartį? Jei taip, individualios veiklos
visos pajamos sumuojasi su išmokomis pagal CPS, PVM ribai skaičiuoti. Arba žmona turi savo veiklą, o tu savo, galvoji, puiku. Čia bus 45 tūkstančiai ir ten bus 45 tūkstančiai, iš viso 90, be jokio PVM. Noriu tave nuvilti. VMI nėra kvaila. Jei tos veiklos yra susijusios, jei tu kontroliuoji abu vienetus, jei naudojatės tais pačiais resursais, ar tiesiog skaidote apyvartą tam, kad išvengtumėte prievalių, apyvartos gali būti sumuojamos. Tai vadinama dirbtiniu veiklos skaidimu. Kai ateina patikrinimas, jie neskaičiuoja kiekvieno atskirai, jie sudeda viską į vieną katilą ir tada tavo saugi strategija virsta milžiniška mokestinė skola su delspinigiais. Žmonės čia paslysta, nes galvoja, kad skirtingos juridinės formos yra nepermatomos sienos. Mokesčiuose tų sienų nėra, yra tik tavo ryšiai. Daugelis mato PVM tik kaip naštą. Ar turėsiu branginti paslaugas 21 procentų? Prarasiu klientus. Tai viena medalio pusė, bet kita pusė PVM atskaita. Jei tu pradedi verslą, kuriam reikia daug įrangos, medžiagų, nuomos ir kitų išlaidų, nebūti PVM mokėtojų kartais yra prabanga, kurios negali sau leisti. Kiekvienas tavo pirkimas tau kainuoja 21 procentų brangiau, nes negali to PVM susigrąžinti. Pastai čia tokie. Žmogus delsia registruotis iki paskutinės minutės, per tą laiką nusiperka brangią techniką, susiremontuoja biurą, o tada, kai galiausiai tampa PVM mokėtoja, paaiškėja, kad tų tūkstančių, kuriuos sumokėjo tiekėjams, susigrąžinti nebegali. Arba tai padaryti labai sudėtinga. Vėlyvas susivokimas čia kainuoja ne baudas, o tiesiog prarastas galimybės susimažinti savo mokesčių naštą. Kodėl žmonės susivokia per vėlai? Nes remiasi nuogirdomis. Girdėjau, kad PVM reikia mokėti tik nuo pelno. Netiesa. Draugas sakė, kad jei dirbi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, PVM nereikia. Iš dalies nereikia, bet registruotis vis tiek gali tekti. Skaitymo grupėse rašė, kad VMI mažų netikrina. Tikrina automatiškai. Algoritmai nemiega. Interneto nuotrupos yra kaip savigyda Google. Pagalba. Gali pasisekti, bet dažniausiai baigėsi komplikacijomis. PVM tema atidedama iki paskutinio momento, nes tikimasi, kad kažkaip praeis. Bet mokesčiuose savaime praeina tik terminai, o prievolės kaupiasi. Jei nenori panikos priepuolių vidury nakties, tavo veikloje turi atsirasti šie 4 dalykai. Pajamų slinktis, ne maždaug žinau, o realus skaičiavimas kas mėnesį. Kiek surinkau per kalendorinius metus, jei skaičius artėja prie 35 tūkstančių, laikas skambinti konsultantui, o nelaukti 44 999. Klientų portretas. Kam teikiu paslaugas ir parduodu prekes. Ar tai privatūs asmenys ar įmonės. Ar jie Lietuvoje ar užsienyje. Nuo to priklauso, kurioje šalyje atsiranda tavo paslauga ar prekė. Ir kas turi sumokėti PVM. Pirkimo analizė. Ar perki paslaugas iš užsienio platformų. Jei tavo išlaidos reklamai ir įrankiams auga, PVM registracija gali pasibelsti anksčiau nei pajamos. Ir struktūros vientisumas. Ar turi kelias veiklas, ar tavo šeimos nariai daro tą patį, ar tikrai esi tikras, kad VMI nesusumuos jūsų apyvartų? O kas jei jau praleidai momentą? Jei dabar skaičiuoji ir supranti, kad riba buvo viršyta prieš 3 mėnesius, prasideda chaosas. Kaip perrašyti senus dokumentus? Dažnai niekai. Bet yra būdų, jei klientai buvo juridiniai vienetai PVM mokėtojai. Kaip pasakyti klientams, kad dabar viskas kainuos 21 procentų brangiau? Kaip sutvarkyti apskaitą atgalinę datą? Ir svarbiausia, kaip paaiškinti VMI, kodėl nesiregistravai laiku? Vėlyvas susivokimas kainuoja nervus, laiką ir didelius pinigus. Bet blogiausia yra netvarka. Sutvarkyti praeitį mokesčiuose yra 3 sunkiau nei teisingai sudėlioti ateitį. Pagrindinė mintis labai paprasta. PVM spąstai dažniausiai atsiranda ne todėl, kad taisyklės būtų neįmanoma įveikti. Jie atsiranda todėl, kad per ilgai gyvenam su mintimi. Man dar neaktualu. Ir kuo ilgiau taip gyvename, tuo nemalonesnis būna pabudimas. Ką verta išsinešti šiandien? PVM nėra tik didelių įmonių mokestis. Tai kiekvieno, kuris nori augti realybė. Stebėk situaciją iš anksto. Panika mokesčiuose yra brangiausia emocija. Matyk visą vaizdą. Ne tik tai, kiek įkrito į sąskaitą, bet ir iš kur atėjo, kam išėjo ir kas tave supa. Jeigu vykdai veiklą ir jauti, kad tavo skaičiai pradeda gyventi savo gyvenimą, o mokesčių taisyklės primena kinų kalbos gramatiką, nesėdėk vienas su savo baime. Kreipkis pagalbos į specialistą.
Ir būtinai užsuk į Financial Lithuanians. Kai mokesčių klausimai sutvarkyti ir pajamos pradeda augti viršijant bet kokias ribas, atsiranda kitas svarbus klausimas. Ką daryti su uždirbtais pinigais? Verslo augimas yra tik viena medalio pusė. Kita pusė - asmeninis finansinis saugumas ir kapitalo didinimas. Būtent čia svarbu ne tik tai, kiek sumokama mokesčių, bet ir tai, kaip likusi dalis įdarbinama. Jei norime suprasti, kaip ne tik uždirbti, bet ir auginti turtą, kaip orientuotis rinkose ir priversti pinigus dirbti, verta užsukti į FL. Tai bendruomenė skirta tiems, kurie nori išmokti investuoti. Čia nekalbama apie tai, kaip išvengti mokesčių. Čia kalbame apie tai, kaip protingai valdyti savo kapitalą, kad mokesčiai taptų tik nedidelė, suvaldyta, sėkmingo gyvenimo dalimi. Nuorodą rasi video aprašyme. O kad visada būtum vienu žingsniu priekyje VMI ir savo konkurentų, žinoma, sek Finansų babą. Čia nebus sausų paskaitų, čia bus tikra, kartais aštri, bet visada kokybiška informacija tiems, kurie vertina savo pinigus ir ramybę. PVM yra tik žaidimo taisyklė. Išmok ją ir žaisk užtikrintai. Iki kito karto ir skaičiuokime protingai.